Pirmoji 8X banga artėja prie finišo tiesiosios savo 8 savaičių eksperimente ir noriu pasidalinti jų patyrimus, jų transformacijas ir jų pergalės. Tik labai užsihypinus dirbau ir pastebėjau, kad visas kūnas strese. Iškart padariau kvėpavimą ir užgesinau kortizolio gaisrą. Labai didžiuojuosi savimi ir džiaugiuosi, kad šio kurso dėka sugebėjau tai pastebėti ir šiftinti. Ką tik paklausiau sekmadienio sesijos ir tik pabaigus pasiemu telefoną, o ten draugė parašius žinutę, siūlo 330 € už 1-2 dienų projektą. Jog labas rytas, praėjusią savaitę dariau įsitikinimų praktiką pagal video. Nustebino rezultatas. Po visko buvo net keista, kad tokį įsitikinimą turėjau, nors net kasiau kada ir kodėl jis atsirado, jaučiu prasiplėtimą. Kasdien kartoju naują įsitikinimą ir kas esu tokia, kokia esu ir to visiškai pakanka, labai ramina. Apskritai stresinga savaitė buvo ir ši nusimato, bet aš vis atsimenu savo nervų sistemą, prasikvėpuoju, nebepuolu į kovok arba bėk iškart. Aišku, ne visada pavyksta ilgai išsilaikyti, bet supratau, kad svarbu nespaus savęs, nes šis etapas irgi buvo, kai pradėjau 8X. Priimti, kad yra visaip, o kai pavyksta, nepulti į automatinės reakcijas jau gerai. Ačiū Rėjau. Vakar pradėjau žiūrėti įsitikinimų video, supratau, kad jį turėjau įsigijus ir esu dalyvavus. Prisiminus, kad tu manęs prieš mėnesį klausei, ar aš jį turiu ir sakiau ne, nes buvau užmiršus. Matyt, įsitikinimai užblokavo, arba tada nebuvo laikas. Bet džiaugiuosi, kad ką tik praėjau savo įsitikinimą, esu super excited ir labai dėkinga, parašius, kaip atrodo mano gyvenimas su naujų įsitikinimu, atrodo susidėliojo visi taškai ant i. Labai laukiu tų ateinančių 10 dienų, kai kartosiu aš verta. Sveiki, o šiandien nusipirkau mašiną, aišku, pagal savo kol kas galimybės, bet labai gerą variantą, su pilnu baku ir ilga technikinė ir visa kita.